Ir ko klausit? Tai sako, kaip sekasi, vis tiek paskui, kiek likot? Iškai daugiau negu savaitė, ar ne? Kaip pradžio? Tai gerai, tada gal jūs galite šiek tiek čia? Jo, aš gal noriu būti palapiniai. Palapinėje, sakyčiau. Su visais žmogais. Čia mažiau vėjas užpūtinės mikrofoną, kad ir su šituo. Tai kaip sekasi rinkti pačius, kiek šiuo metu yra jūs? Smalsu. Ir mums. Šitą bus galima sužinoti tada, kai sugrįžt lapę užpildyti, nes dabar lapai intensyviai dirba. Ir galima žinoti, kiek jų išdalinta, o kiek surinkta. Aš būčiau didysis melagis, jeigu sakyčiau, surinkta daug. Faktas toks, kad dar truputėlį trūksta. Ir todėl visus raginu pasispausti, ypač šį šeštadienį, sekmadienį, visi, kas gali, dirbti intensyviai. Nes jeigu mums surinkus 300 000, tarkim, paaiškės, kad dalis jų išbraukyta dėl, tarkim, mūsų neteisingų užpildymų ir pritruks keliasdešimt tūkstančių, žinokit, bus labai. Jeigu, tarkim, pritrūktų to keliasdešimties tūkstančių, ar būtų galimybė vis tiek kažkaip tai išsireikalauti to referendumo? Ar kažkokiu tai yra būdų? Žinot, kaip išsireikalauti, jeigu iš tiesų mūsų valdžia atstovautų mūsų tautai, pamačiusi tai, kas dabar vyksta, jie patys paskelbtų referendumą, nereiktų mums vargti. Nes tikimybė prarasti savo valstybės teritoriją, miškus ir vandenis galutinai ir negrįžtamai pagal lietuvių liaudės patarlę vaikšto kaip žemės pardavęs, likti tokiam statuse. Likti tauta be žemės, tai reiškia net nebeturėti valstybės anksčiau ir vėliau. Man neįdomu, per kiek laiko tą teritoriją išpirkti. Jeigu mes leidžiam išpirkti, tai tik laiko klausimas, kada tai bus padaryta. Finale mes liksim tauta, kaip čigonai, kurie neturi savo teritorijos, todėl negali turėti savo valstybės. Mes liksim tokie kaip kurdai. Čia laiko klausimas. Nes jeigu miškai, žemė ir vandenys paverčiami preke laisvoje rinkoje, ją be abejo nupirks tą prekę tas, kas turi daugiau pinigų. Tai be abejo ne Lietuvos piliečiai, nes iš Lietuvos konstitucijos 125 straipsnio išbraukta net Lietuvos pinigų emisijos teisė Lietuvos centriniam bankui. Vadinasi, mes net atsispausdinti pinigų neturime jokios teisės ir dar žada įvesti eurą ir padaryti pilną koloniją. Todėl visus raginu rinkti parašus, jeigu dar norim, kad mūsų tėvynė priklausytų mūsų vaikams ir anūkams. Dirbti visiems, visą tautą ir visus, kurie turi lapus paėmę, kurie iš manęs ėmė konkrečiai 25 dienai, pirmadienį grąžinti į Gedimino 36 šeimos optiką, kad būtų galima suspėti juos visus surišti į bylas po 100 ir tinkamų pavidalų pristatyti į vyriausią rinkimų komisiją Vaigauskui, taip kaip priklauso. Ar artėjant paskutiniai tai datai, daugiau žmonių prie jūsų jungiasi jums pagalbai? Be abejo, kad jungiasi, nes žmonės tik dabar sužino apskritai, kad šitokia iniciatyva yra, neapkalbant, tarkim, dabar mūsų garsiosios radijo ir televizijos ir vyriausios rinkiminės komisijos. Pagal referendumo įstatymą parašyta, kad agitacijai, švietimui tautos, kad šitokia iniciatyva vyksta, privalo būti skirta po 7 valandas radijo ir televizijos eterio tiek mums, tiek mūsų oponentams. Taip parašyta įstatymė. Buvo suinterpretuota šitas įstatymas taip, kad va šitai iniciatyvai pakanka 7 valandų abiejom pusėm ir tik tai radijo eterio. Dabar klausimas toks, kas yra referendumas? Tai yra tautos valia. Kitaip sakant, kažkokia iniciatyva paskelbiama visai tautai, visai įmanomai tautai, kad visa tauta galėtų pareikšti savo valią, nes referendumas būna įvykęs, kai pasisako 50 su virš turinčių balso teisę piliečių. Dabar klausimas toks, kaip galima surinkti 51% piliečių turinčių balso teisę, kad jie pasisakytų referendumą, jeigu jie apskritai nežino, kad tokia iniciatyva vyksta. Kitaip sakant, aš drąsiai teigiu, kad mes dirbam informacinės blokados sąlygomis, tai yra visiška tiesa. Jeigu kas netikite, pasižiūrėkite 2004 metų LRT yra tinklelis, kiek laiko pagal tą patį referendumo įstatymą buvo skirta agitacijai įstojimo į Europos Sąjungą. Aš nekalbu apie komercinius kanalus, kiek ten buvo užpirktų laidų, aš kalbu apie nemokamą laiką, kurį privalo skirti pagal referendumo įstatymą ir mūsų referendumo švietimui taip pat.
Nu ir pamatysit, vaizdelis nekoks. Kitaip sakant, Lietuva jau pasmerkta pardavimui, mūsų tauta paskirta pražūčiai, išsivažinėjimui ir mes savo valstybės vyrams visiškai kaip tauta nereikalingi. Todėl nieks nepergyvena dėl imigracijos, visi ploja delnais, jie sako, taip realizuoja laisvo judėjimo teisę, mes demokratiškai šalyje gyvename. Tai yra nusikaltimas. Todėl mes bandom pradžiai išsaugoti valstybės teritoriją, mes norim, kad referendumų priimti įstatymai galima būtų keisti tik referendumo, ne Seimo valia, nes trumpai dar pasakau, jūs montuosit kaip norėsit, reikalas toks, iliustruoju faktais. Jeigu tauta nori realizuoti savo tiesioginės demokratijos galimybę, tauta privalo surinkti 300 000 parašų. Jeigu Seimas nori skelbti referendumą, jam pakanka 36 Seimo narių, kad jie nuspaustų mygtukus ir skelbiamas visuotinis referendumas. Išvedam santykį. 300 000 Lietuvos piliečių padalijam iš 36 Seimo narių ir gaunam, kad vienas Seimo narys atstoja 8 333 paprastus Lietuvos piliečius. Klausimas toks, tai kiekgi balsų, kokiu kiekiu buvo išrinktas Seimo narys į Seimą? Manau, kad nei vienas jų tokia balsų persvara išrinktas nebuvo. Ir kalbama, kad pas mus yra atstovaujama demokratija. Tai jeigu šitą santykį, tai ką jie atstovauja, aš nežinau. Nes tuos, kurie sėdi Seime, išrinko keli šimtai, geriausiai atveju 1000 Lietuvos piliečių. Ir referendumo atveju jie kalba visos tautos vardu. Todėl mes reikalausim, jeigu surenkam parašus referendume, kad skaičius referendumui inicijuoti tautai pačiai iš apačios būtų 100 000, bet ne 300. Nes 300 000 per 23 nepriklausomybės metus nebuvo surinkti nei vieno karto, o bandyta buvo net 19 kartų. Tai beveik kiekvienus metus tauta bandė realizuoti savo tiesioginės demokratijos galimybę, vadovaujantis veikiančiais Lietuvoje įstatymais ir konstitucija. Todėl konstitucijai aiškiai padaryta ar piktybiška, ar nepiktybiška, tiesiog reali klaida, kuri neleidžia tautai pasinaudoti savo tiesioginės demokratijos galimybę, kuri įrašyta mūsų konstitucijai, ten parašyta antrame straipsnėje. Lietuvos valstybė kuria tauta, mes. Suverenitetas priklauso tautai, mums. Žodis tauta parašytas iš didžiosios raidės, kaip suverenus. Tai jeigu mes galim tą teisę pasinaudoti, taip, lietuvių tauta yra valstybės suverenas ir nuo mūsų priklauso, kaip Lietuva gyvena toliau. Jeigu mes šitos galimybės neturim, mes gyvenam ne demokratiniai valstybei, o partiniai diktatūrui, o mes esame visiškas niekas, neturintis jokio balso. Nu tiek, todėl visus tik raginu. Rinkti parašus, spardytis lygi galo, mes turim susigrąžinti valstybę savo, nes suverenas Lietuvos valstybei pagal konstituciją esame mes. Dėkui. Tai va, žinokit. O jūs patys pasirašėte? Taip, pasirašiau. Ačiū. O pažiūrės, jeigu tarkim aš netyčia pasirašau antrą kartą? Bus išbraukti abudu įrašai. Tai va, aš dėl to. Bus išbraukti abudu įrašai antras iki jokių būdų. Ir jeigu elektroniniu būdu pasirašėt ir vienas iki popierinių taip pat bus išbraukti abudu, jokių būdų antras iki nesirašyti. Vienas niuansas dar, kodėl labai sunku surinkti parašus. Daug mikrofo pasakysiu, demontuosiu. Dėl tų dokumentų, ar ne? Taip, supranti, reikalas koks. Realiai mes šiuo metu nedarome apklausą tautos žmonių, kurie pritarė referendumo idėjai, tai yra viena. Mes realiai darom statistinę apklausą, kiek Lietuvos piliečių nešiojasi su savim pasą arba asmens tapatybės kortelę, o tai yra visai ne tas pats. Žmogus pasirašytų, jis neturi dokumento ir piš. Va čia yra didžioji bėda. Tai va kažkada ir įstatymą referendumo be abejo reiks keisti, kad žodis taptų kūnu. Vieną lapikštį savanoriam galima išduoti. Kuriem? Berniukai parinktų, berniukai pasą arba kortelės. Ai, jūs dabar šnekintis berniukus. Reikia išsaugoti lietuviam, su nacionalistais. Ar jūs manote, kad šiuo metu Lietuvos žemė nėra perkama užsieniečių? Yra, aišku. Bet bus dabar labiau perkama. Jeigu nebus referendumas, tai tas įstatymas.
Ar apskritai jauni žmonės žino apie tai, tarkim, tavo draugų bendraamžių tarpe? Nelabai. Tai ką tai reiškia, kad informacijos trūksta, ar kad, tarkim, jauniems žmonėms dar nelabai pagalvoja? Nelabai aktualu turbūt yra tai. O kodėl pačiam aktualu? Ką aš norėčiau. Ačiū, ko tu vedu? O draugas irgi rašėsi? O draugas irgi, o draugas? Taras būdė? Ne, tai gerai. Tikinai, kad tas numeris... Aš banko ar neturiu to, bet čia yra Tai aš privalau įsitikinti. Aš tikiu, kad tu, bet aš privalau įsitikinti, aš turiu turėti dokumentą. Tu gali pasirašyti. Jeigu turite pasą arba kortelę, prašom. Nes aš negaliu duoti kitaip. Tai yra griežtos atskaitomės dokumentas. Jeigu kirpsai mane pirmą, aš daugiau išdalinęs lapų ir parašų surinkęs, jeigu sudins mane pats rašyk. Va čia pavardę vardą, kortelės numerį. Gyvenimo metu aš jau numerį lapų, rašiau net kurį tau duosiu. Visą kitą turiu pildyti pats. Ką? Šį čia vardas pavardė arba pavardė vardas. Bet jo, pasaulio. Tokia šalis. Dabar šitas kortelės numeris tai yra šitas va, kuris ne kodas, va šitas, kuris nieko bendro su tavim neturi, čia kortelės numeris ne tavo. Dabar kada gimęs, kur gyvenate. Tas svarbu, kad turi grąžinti. Dabar savo telefonas ir savo paštas. Išderinį instruktažą gausi kaip prašyti, nemanyk, kad taip paprasta, gausi parašą. Jeigu surinksi, kad ir 5 parašus, bus didelis ačiū. Gero. Šitas numeris, kurį aš duodu tau su tam pasiūlymu. Už jį dabar atsakingas, nes už jį pasirašai. Dabar jeigu sutinki žmogų, kuris nori pasirašyti, dokumentus turi, bet dėl fizinių priežasčių ranka negali pasirašyti. Tada tu užkryžiuoji vieną eilutę ir aš, Romas Kaulėnis, pasirašau už visus savo duomenys surašai pasirašai ir tada įmi to dėdės, kuris negali rašyti dokumentą ir rašai už jį visus dokumentus pasirašai tu. Tik tokiu būdu galima rašytis už kitą asmenį, jeigu žmogus turi fizinių negalių. Toliau, rašyti vardą pavardę privaloma aiškiai ir įskaitomai. Tai žinok, į lietuvių kalbą išvertus į vienas. Tai jeigu priverti rašyti spausdintom, tada būna įskaitomai. Čia rašomas ne kodas asmens, tik dokumento numeris. Tai kad nesupainiot, labai paprasta. Pirmas skaičius arba raidė, simbolis pirmas turi būti 0, 1, 2 arba L raidė, jeigu seno pasako. Jeigu rašo kažkokį kitą skaičių, kad stop, ir tą vietą, kur baltų galima palakonučius rašyti. Jeigu klaida, kuris neturi brūkti, rašai iš naujo. Toliau, jeigu vardas pavardė, 2 vardai. Aušrinė Marytė Povilionytė Benduraitė.